Tai ekologiniuose ūkiuose kontrolė vyksta nuo pačios sėklos. Ūkyje negali sodinti bet ką ir bele ko. Tai pavyzdžiui, kaip vienas toks iš pavyzdžių, pavyzdžiui, sėklos negali būti beicuotos. Ir mes kaip jau ieškom sėklų, jos turi būti nebeicuotos arba ekologiškai sertifikuotos turi tos sėklos būti. Daigus pačius mes patys užsiauginam. Tiesiog, kad aš Lietuvoje net nežinau ūkio, kuris augintų ekologiškus daigus. Ir tiesiog tada būtų atsekamumas, kontrolė ir tada mes galėtume pas save ūkį irgi tada pasisodinti, užaugintus daigus ir praleisti jau šitą etapą kaip daigų auginimo. Bet kadangi šito dalyko nėra, tai ką, mes patys auginam tos daigus, pasistatėm daigyklą. Dabar, kaip matot, mes tuos paprikas pikiuojam, sodinam irgi į tuos indėlius, jau kur daug kartų kalbėjom, jie yra į didesnės daigyklas, kadangi paprikos nelabai mėgsta persodinimo, sodinam po vieną sėklytę kiekvieną ir truputį dar paauginam paskui didesniuosiuose indeliuose. Tai čia ir vyksta čia mūsų tas procesas, paprikų persodinimas į didesnius indelius. Kol jau dabar iš tų indelių mes į didesnį ir nesodinsim. Iš tų indelių mes tiesiog nešim šiltnamį ir jau šiltnamį paprikas, baklažanus, pomidorus. Bet dabar ta diena yra, kai mes turim susisodinti paprikas ir baklažanus, nes jau jiem vietos per mažai, jau matau, kad jie sustoja, tas augimas jau nelabai jau ir auga. Tai mūsų toks darbelis dabar. Tiesiog norėjau pasakyti, kad ekologiniai ūkiai turi viską kontroliuoti nuo pačios sėklos. Nėra taip, kad iš kažkokios bobutės nusipirkau daigų ir pasisodinau. Ne, viskas turės būti surašytas, suskaičiuota žurnaluose, kas, kaip ir iš kur.